Labas vakaras bendrakeleiviai gerovės link. Šitą įrašą mes darome vidury dienos, nes vakare Mindaugo laukia svarbi verslo sesija. Ir dėl to aš noriu pasakyti, kad ir gėlės šitos ne šiaip sau, nes tikroji bendrovės link grupės diena yra šiandien. Proga šausiu ne šampaną, o rūžavą ekscesą ir kadangi yra dienos vidurys, aš galiu jį ramiai gerti sveikatą. Va. Ir iš karto bus šventinė nuotaika. Šiandien pokalbį mes pradėsime apie svarbius dalykus, apie sveikatą, o paskui pabaigoje aš truputėlį papasakosiu apie šventę, kuri mūsų laukia jau šį šeštadienį. Taigi dabar noriu pristatyti mūsų šios dienos pašnekovą, kineziterapeutą Mindaugą Vilių. Labą dieną, Mindaugai. Sveiki, labą dieną, Rūta. Tai dabar mums bus labai įdomu sužinoti iš kineziterapeuto apie šiaurietišką ėjimą ir truputėlį turbūt ir apie pačią kineziterapiją. Taip. Tai labai malonu visų pirma, kad mane pakvietėt, pasitikėjot. Bandysiu nenuvilti ir papasakot, kiek galima kompetentingesnės informacijos. Tai dažnai žmonės, kai išgirsta žodį kineziterapeutas, tai iš karto galvoja pirmas dalykas, tai yra, kad tai yra žmogus susijęs su masažais. Taip, iš dalies tai yra, jis moka ir tą, bet jeigu iš lotynų kalbos mes verstume, kas yra kineziterapija, tai kinezė yra judesys, terapija gydymas. Tai realiai gydymas judesiu. Tai iš dalies mes esam kiekvienas kaip ir kineziterapeutas savo, jeigu žinom, kaip taisyklingai taikyti atitinkamus judesius. Nuo lengvesnių pratimų iki sudėtingesnių, kas gali privesti, pavyzdžiui, prie tam tikrų kažkokių tai sportinių užsiėmimų ir sportinių rungčių, jeigu mes norim save ir savo kūną paruošti kažkokioms tai varžyboms ar išbandymams. Tai va, ir pasidalinsiu savo asmeninę patirtim, nes ganėtinai jaunystėje daug sportavau futbolo, kas yra labai kontaktinis sportas ir daug traumų patiria tuo metu žmogus ir aš pats neišvengiau jų, tai gal tai ir buvo mano iš asmeninės perspektyvos, kad kodėl aš pasirinkau kineziterapiją, nes norėjau ne tiek ir padėti gydyti kitus žmonės judesių, bet išmokti taisyklingos biomechanikos, taisyklingų judesių ir kaip galėčiau save po traumų gydyti tam, kaip sakyti, suvokime pasąmoninę. Ir praeitą savaitę, prieš porą savaičių tiksliau, patyriau, kaip sakyti, standartinę traumą, tai yra čiurnos raiščius patempiau. Pradžioje galvojau, kad galbūt ir sausgyslės, bet po to supratau, kad raiščiai. Ir kadangi aš kiekvieną dieną sportuodavau, bėgiodavau miške maždaug apie pusvalandį, apie 40 minučių, tai man teko atsisakyti to pačio bėgimo, tokio sporto pasiruošimo futbolo varžybom. Kas šiek tiek, kai tu jau įgundi, susidarai įprotį sportuoti ir nueiti nuo to įpročio ganėtinai yra sudėtinga, nes mentaliai ir kūnas jisai nori, jis reikalauja, tai tu turi kažkaip tai išsikrauti. Tai nusprendžiau bet kokiu atveju vaikščioti, nes žinau, kad negali sėdėti, nes organizmas reikalauja to, plus tu turi išjudinti sąnarius ir suaktyvinti kraujotaką nors ir pažeistam sąnary iki tam tikrų ribų, kad nepažeisti, aišku. Ir maždaug kokias 1,5–2 savaitės vaikščiojau tiesiog paprastai. Po to nusprendžiau, kad aš liktais darbe turiu šiaurietiško ėjimo lazdas, naujas, kurios nėra išpukuotos. Galvoju, seniai mes esam tiek ir tas šiaurietiško ėjimo užsiėmimus organizavę Vilniečiams. Galvoju, reikia pabandyti, kas tai yra. Tai praeitą savaitę pradėjau šeštadienį, jeigu neklystu, pirmą kartą išėjau. Prieš patį ėjimą, tai kas buvo svarbu, suvokti taisyklingai metodiką, kad tai nėra paprastos lazdos, kai mes pasiemam kažkur tai pievą ar miške suradę pagalį ir su juo žingsniuojam. Norėjosi vis tiek, kad tai būtų taikoma taisyklingai ir metodiškai, kad gaučiau visą galimą geriausią rezultatą, kiek man tai leistų mano suvokimas, taip grubiai tariant, paguglinus. Tai pasigūglinau,
žiūrėjau vieną iš video, kuriame pateikta yra tam tikra smulki bazinė informacija, nuo ko reikalinga pradėti. Tai kas yra svarbu suprasti, kad norint pradėti tą patį šiaurietišką ėjimą, kuris yra šiek tiek ne tai, kad sudėtingesnė, bet intensyvesnė paprasto ėjimo forma, ne nuo lasdų pirkimo, bet nuo tam tikros informacijos gavimo, yra apsimokymo savęs, kaip tą taisyklingai taikyti, nes aišku, traumų, pačios lazdos jos nesukurs, neskirs, bet kad gautume norimą kuo geresnį rezultatą. Tai jeigu galima pasidalinti papildomai ekrano nuotrauką, tai pagal šitą ekrano nuotrauką aš pereisiu tam tikrus dalykus, kur šiaurietiškas ėjimas, ką jis duoda papildomai. Taip kaip ir kiekvienas ėjimas, jeigu mes turim atitinkamų kažkokių tai sveikatos problemų, ar tai gali būti galbūt sąnarių amplitudės sumažėjimas, kaip mano atveju raiščiai patempti, tai aš negaliu bėgioti, bet aš galiu vaikščioti, jeigu tai mane sukelia diskomforto ir skausmą. Tai aš tą ir pasirinkau. Tai nusprendžiau papildomai apkrauti ne tik tais kojas vaikščiojimu, bet ir tas pačias rankas, viršutinę kūno dalį, pečius, dilbius, žastus ir panašiai. Tai ką suteikia mums šiaurietiškas ėjimas, tai jisai padidina viršutinės kūno dalies raumenų įtraukimą, nes iš kur atsirado šiaurietiškas ėjimas? Iš šiaurės, aišku, jį sugalvojo suomiai maždaug prieš 20-25 metus. Tai yra lygumų slidinėjimo sportininkams, kad jie galėtų save paruošinėti ir vasaros sezonų, kada nėra sniego. Tai sugalvojo būtent tokių lazdų, kaip sakyti, ir tą metodiką, kad jie galėtų ruoštis savo kūną, kaip sakyti, palaikyti tą konstituciją ir galėtų po to sportuoti vėl žiemą, kada atsiranda sniegas. Ir pats ėjimas jis yra ganėtinai paprastas, kaip ir sakiau, papildomai apkrauna viršutinę kūno dalį, bet tuo pačiu ir padeda apatinį kūno dalį, tai yra kojoms, dubeniui, greičiau eiti, greičiau judėti. Tai pagal save pasižiūrėjau, maždaug palyginau, kaip skiriasi ėjimas be lazdų ir su lazdom. Tai jeigu ėjimas paprastas 4,5, maždaug 5 km per valandą greitis yra, einant 30 minučių maždaug apie 2,5 km. Tai su lazdom gaunasi nuo 5,2 iki kažkur tai 6 km, mano atveju. Tai, bet galima ir dar daugiau padidinti iki 7 ir 8, nes realiai žingsnis, jeigu mano ūgio yra 1,70 m, žingsnis mano yra apie 70 cm standartinis. Lazdos ilgis, kada tu susireguliuoji jas, yra apie 1,10 m. Tai žingsnis jisai turėtų suintensyvėti iki tokio lygio, kad žingsnis kojų tarp pėdų būtų toks pat kaip lazdos ilgis, tai yra metras. Tai reiškia, mes suintensyvinam žingsnio ilgį, suintensyvinam žingsnio greitį, tempą ir taip mes įgaunam didesnį greitį ir didesnį tempą. Ką tai duoda? Tai apkrauna, aišku, mūsų raumenis, truputį sąnarius, bet kadangi tai nėra labai ne tai, kad traumuojantis, iš vis netraumuojantis galėčiau pasakyti, bet didesnė kraujotaka suaktyvinant tokia kaip ir sporto šaka, fizinė veikla, mes tada pradedam dažniau kvėpuoti. Geresnė cirkuliacija vyksta, labiau juda viršutinė kūno dalis, pečiai, labiau atsiveria šonkauliai, padidėja plaučių ventiliacija ir mes labiau prisotinam kraujo deguonį. Tai įprastai šiaurietiškas ėjimas jisai pereina į aerobinę kvėpavimo fazę, tą aerobinį sportą, kada daugiau deguonies yra gaunama į organizmą ir yra aprūpinami kapiliarai, tolimieji kraujotakos. Ir mes pamaitiname. Kaip treniruotė gaunasi, ne?
Taip, kaip kardio realiai treniruotė, tik tais mes nepereinam į anaerobinį kvėpavimą ląstelių, kada ląsteliai, jeigu neklystu, mitochondrijoms nereikia deguonies ir jos dirba jau kitam režimui. Bet mes dirbam tam deguonies, kaip sakyti, prisisotinime į organizmą. Okay. Tai va, ir tai vienas iš tų, ką minėjau, tai pagerina raumenų būklę, padeda mesti svorį ilgalaikiam procese, tai nereikia norėti, kad tai pavaikščiojam savaitę mėnesį ir mes pradėsim numetinėti svorį. Tai yra, turi būti kompleksas ir mytyba sudėliota, ir miego režimas, tas pats poilsis ir panašiai. Pagerina laikyseną, nes ėjimo metu pečiai ir tuo pačiu labiau atsipalaiduoja rankos. Mes galėsim tą išbandyti ir praktikoje šią savaitę. Atsipalaiduoja rankos, pečiai, bet tuo pačiu mes ir labiau atsiveriam, įsitiesiam mūsų laikyseną, nes ką reikia dar suprasti, mes turim vieną didelę problemą. Jeigu mes per dieną pajudam, pavaikščiojam nepertraukiamo laikotarpio ar pabėgiojam, pasportuojam, paminam dviratį nuo 30 iki 60 minučių, tas yra labai gerai. Bet reikia nepamiršti, kad mes dienos eigoj, jeigu mūsų ypač darbas yra ne fizinė veikla, o darbas biurose, ofisuose, tai mes visada esam susikūprinę, sulinkę ir mes esam įsitempti. Mes galbūt to nejaučiam, bet per kažkokį tai ilgesnį laikotarpį tas akumuliuojasi ir susideda į tai, kad gali mums ir tą patį galvą skaudėti ir visi kitokie dalykai. Tai ėjimas su lasdom, įveiklindama viršutinę kūno dalį, padeda pagerinti tiek laikyseną, tiek tą pačią, kaip ir minėjau, jau plaučių ventiliaciją. Kas dar yra pliusas, tai padeda psichologiškai, nes taip pagerina, kaip ir sakyti, pačią savivertės, savigarbos, ne savivertę, kad tu gali daugiau pasiekti iš to pačio vaikščiojimo, negu tiesiog vaikščiai. Tai yra per tą patį greitį, per tą patį nueinamą tolimesnį atstumą. Tu galbūt, man kas patinka, tu jauti ne 2 taškais žemę po kojom, bet 4, tu jauti ir su rankom. Jeigu eini, pavyzdžiui, per asfaltą, tai yra vienas dalykas, bet jeigu įlendi į miško takelius, kur yra nelygus keliai, leidėsi kalnų, kyli į kalną, tu turi papildomus 2 taškus, kuriais gali atsispirti. Tas šiek tiek ir saugumo jausmo priduoda. Kas dar gali būti, yra socialinis aspektas. Jeigu, pavyzdžiui, aš, kadangi vaikštau rytais, dar nesutikau žmogaus, kuris vaikščiotų rytais šiaurietiško ėjimo lasdom savo rajone, bet gal kažkada sutiksiu. Bet jeigu mes išvažiuotume į kokį Vingio parką Vilniui arba kažkokį kitą parką šalia miesto, tikrai, manau, sutiktume žmonės. Ir yra tokių grupių, su kuriuom tu gali vaikščioti. Ir tikrai surandi bendrą kalbą, bendri interesai, susitari galbūt ir pats su to žmogum, kad tu galėsi vaikščioti, gal kažkokį tai ir grupelę sudarai. Ir tu labiau esi motyvuotas daryti tos judesius toliau ir tos pratimus. O pasakyk man, Mindaugai, ar tau labai sunku buvo išmokti, pavyzdžiui, mes jeigu planuojam pasimokyti šį šeštadienį, tai ar yra labai sudėtinga? Ne, labai paprasta. Tai faktas, reikėtų pradėti nuo, kaip sakyti, tos pačios tinkamos patogios aprangos, nors kadangi tai nereikalauja labai didelių, kaip sakyti, amplitudžių, pats sportas, bet kad būtų tinkama avalynė, geriausia tai yra sportbačiai, patogu, nevaržantis judesių tam tikri, kad nebūtų per karšta. Aišku, tą pat, jeigu eisim saulėtą vietovę, tai nepamiršti ir SPF-o pasitepti, nes galima ir įdegti. Bet kaip matote, nuotraukoje pažymėta, tai kiekviena šiaurietiško ėjimo lasda, jinai turi savo reguliavimo mechanizmą, jinai prisireguliuoja jinai teleskopinė ir jinai nureguliuojama pagal ūgį. Ir jinai ant riešų yra, kaip sakyt, pritvirtinama velcro lipnia juostele. Ir čia, kaip matot, yra 3 lygiagretės, lygios kraštinės. Tai yra šiaurietiško ėjimo lasda priekyje, užpakalinė koja ir vėl antra užpakalinė ėjimo lasda. Tai būtent tokia metodika ir yra taikoma, kada rankos yra atpalaiduotos ir lasdų galai, kurie turi remtis į žemę, jie yra statomi vidurio
žingsnio viduryje. Pradžioj tas ėjimas pradedamas natūralus, nieko mes nebandom imituoti, kad mes einam, mes tiesiog pradedam tą judesį eiti ir pajausti pačias lazdas. Ar tai yra mums svetimkūnis, nesvetimkūnis, nes pradžioj mes mentaliai turim sukurti įprotį automatinį rankom, kad jos suprastų, ką mes darom. Čia kaip panašiai mes, jeigu norėsim padaryti, sukti ranką, o ne į tą pusę gal sukti ranką ant galvos ir daužyti per pilvą. Tai čia Olgos specializacija pas mus grupė. Jo, tai čia lygiai tas pats. Mes pradėsim eiti ir pas mus atsiranda papildomi įrankiai rankose, su kuriais mes turėsim išmokti elgtis. Ir jau kaip po to jau priprantam prie tų, mes pritaikom tiesiog tą patį atsispyrimą. Jeigu mes norėsim greitesnio to ėjimo, mes pradedam su rankom intensyviau dirbti, didesnį žingsnį daryti ir mes taip pagaunam tempą. Tai tas yra labai, labai faina ir labai smagu jau pagauti save praktikoje. Supratau. Tai, žodžiu, instruktažas maždaug aiškus, bet vis tiek aš taip suprantu, kad šeštadienį tu mus vis tiek pamokysi. Būtinai. Tai planuosim, manau, nueiti kokių 30 minučių. Tai nebus tikrai 15 pirmyn, 15 atgal. Jo. Tai su apšilimu, nes kas yra svarbu irgi apšilimas, vis tiek prajudinti sąnarius, nes jeigu eisim lygią vietovę ar galbūt kažkiek tai ir per tas pačias miško vietovės, kur šaknis gali viena kita pušies būti, tai prasukti čiurnas, kad sumažinti tą traumų riziką ar nykstelėjimą ir panašiai. Tai kuom smagus, tai aišku, dar tas ganėtinai gal svarbus šiaurietiškas ėjimas ir šiaip ėjimas, kad jis neapkrauna tiek sąnarių, kiek tas pats bėgiojimas, tą pačią vietovę, bet mes galim gauti vos ne tą patį rezultatą ilgalaikiam procese iš mūsų norimų pasiekti rezultatą. Tai jo, šeštadienį būtinai praseisim, apšilsim, pradžioje instruktažas bus, kaip elgtis, kaip susireguliuoti lazdas, nes lazdos būna dvejopos. Jos būna su minkštais antgaliais, jeigu eiti asfaltuotą vietovę arba trinkelėm, grindiniu, ir yra su be antgalių, tai yra spygliukai tokie, kad jie geriau smigtų arba į tą patį smėlį, arba į tą patį gruntą miško vietovėje. Tai viską tą galėsim išbandyti. Nu ką, tai gerai, aš tada turbūt tavęs nelaikysiu, nes tu turi reikalų šiandien ir taip turėsi bėgti. Ir tu turėsi, sakei, kažkiek tai porų tų lazdų su savim. Taip, aš turėsiu maždaug apie, jeigu neklystu, 15 tikrai turėsiu, kai kurios gali būti tenais, pats teleskopas neveikia, bet susikomplektuosim iš esamų. Nepamenu, kiek planuoja žmonių būti, gal pamenat? Tai žinok, iš esmės tai nėra problema, nes tas kempingas, kuris sutiko mus priimti, tai jie turi, jeigu ką, kažkam trūks, tai galės ten nebrangiai už kelis eurus išsinuomoti. Puiku. Populiaru reiškia. Taip, ir aš taip suprantu, kad net ir viskas dėliojasi savaime. Po biškį tas gimtadienis artėja, atsiranda, kas organizuoja sportą, kas maitinimą, ta prasme, tikrai bus labai smagu. Tai aš dabar apie tai ir pakalbėsiu, o Mindaugai tau ačiū labai. Ačiū, Rūta. Labai smagu, kad mūsų sveikata ir aš tikrai noriu išmokti to šiaurietiško ėjimo, tik paskutinį klausimą dar užduosiu. Neseniau, kai aš matydavau žmonės, kurie vaikšto su tuo šiaurietišku ėjimu, būdavo kažkoks toks, keistas, juokingas, nepatogus, senų žmonių sportas. O dabar žiūriu, kad tikrai būtų įdomu ir pačiai. Kaip tavo buvo jausmas pradėti? Įdomus toks. Pirmą dieną, kaip sakyt, kadangi skaitau tą knygą Jameso Clearo Atominiai įpročiai ir ten vienas iš įpročių yra susikurti signalą, tai yra arba jeigu gerą įprotį, tai yra susikurti signalą, jeigu blogą įprotį, tai yra tą signalą neutralizuoti. Tarkim, tos saldainius šokoladinius paslėpti kažkur tai toli, kad jos užmirštų. Tai čia pasidėjau šiaurietiško ėjimo lazdas prie pat durų, nes žinau, kad kitą dieną vis tiek kelsiuosi ir eisiu pasivaikščioti.
Atsikėliau, jau apsirengiau ir taip žiūri tas lasdas, gal praleisti, gal kitą dieną. Bet galvoju, ne, reikia pabandyti, pasiimsiu, prasipraktikuosiu, pažiūrėsiu, jeigu man nelips, tada tiesiog nešiu rankoje ir viskas. Tai perėjau iš kur ten per tiltą, per vakarinę aplinkelį, kur šalia gyvenu, ir išėjau ant asfalto patogu labai buvo, nes tu tos žingsnius pirminius bazinius susidėlioji. Ir tada jau pradedi eiti. Aišku, jau kai pradėjau eiti miškingą vietovę, kartais ten į tą kokį kupstelį užsikabina lasda, tada tarp kojų įsipainioja, ten tavo lasda įsispiria, tada galvoji, ar čia, taisyklingai tada, bet tada turi suprasti, kad čia visai kitokia pasikeitė aplinka, grindinys ir panašiai. Tai buvo toks įdomi patirtis, tai kai grįžau namo, tai mergina klausė, sako, kaip, sakau, fainai. Pirmas tas įspūdis toksai, toks lengvas wow, nesitikėjau, kad bus taip įdomu, o dėl to, kad tai yra senyvų, kaip sakyti, žmonių, labiau subrendusių gal žmonių sportas, ne taip pasakysiu. Iš dalies taip, nes, iš dalies ir taip ir ne. Kodėl tai yra, nes labiau vyresni žmonės, jie galbūt jų konstitucija, raumenys, sąnariai nėra, jeigu mes nesportavom, nebėgiojom visą gyvenimą, ganėtinai yra sunku prisiversti save bėgioti. Vaikščioti ir taip. O pačios šiaurietiško ėjimo lazdos, kaip ir sakiau, jos tokios sukuria ir socialinį, kaip sakyti, tokį net nestatusą, bet tu pereini į kitą vaikščiojimo, galbūt sakyčiau, lygį, kaip ir žaidimus eini. Ir tas tau atneša tokį satisfakciją, pasitenkinimą ir kuo toliau, tuo daugiau žmonių ir tų pačių jaunų, vidutinio amžiaus, jie naudoja tas lazdas ir jie praktikuoja, ypač kurie galbūt ne visiems žmonėms patinka gal bėgioti arba minti tą patį dviratį. Jiems yra smagiau įsijungti ausinės, podcastą kažkokį, tai ir ramiai einant, neužkeliant ten širdies pulso iki 150-160, ramiai, palengva, sušylant, prasieiti ir pasiklausyti, ką nori. Okay. Arba paukštelių čiulbėjimą. Ir ta, arba tas labai irgi gerai eina. Aha, gerai, supratau, Mindaugai, tai jau tikrai labai laukiu šeštadienio, nes tikrai išbandysiu ir pasimatysim tada prie jūros. Būtinai, iki pasimatymo. Iki. Aš čia tau sudėjau. O dabar visiems aš suteiksiu informaciją, kasgi mūsų laukia šeštadienį. Taigi, kviečiu visus dar kartą, kurie dar neapsisprendėte, dar vis dvejojate, ar važiuoti prie tos jūros ar ne, tai tikrai labai kviečiu. Tik noriu dabar pakviesti truputėlį 10 minučių anksčiau. 12:50 ir ne prie Supinio Olando kepuriai, o šalia prie, kur yra Karkelbek, tas toksai kaip kempingas, ten susitariau, kad ir mūsų į parkingą mus priims, ten, kur svečių parkingas yra, ir jie sakė, kad taip, jeigu jūs ieškosit va šitą Lacio gatvė 10 Karklė, tai Google gali biškį nuvesti šoną, bet jie užtat davė mums savo koordinatės. Jas galite surasti ir Karkelbek puslapyje. Tiesiog pagal šitas koordinatės, tai jūs tikrai atvažiuosite. Aš jas čia kol kas ir paliksiu, jeigu norit, kas nors užsirašykit arba susirasti internete. Taigi, orą aš užsakiau nerealų, pati net netikiu. Pasižiūrėkit. Penktadienį 30, sekmadienį 28, šeštadienį Klaipėdoje 20 ir giedra. Neįtikėtina, jeigu iš tikrųjų bus toks oras, tai žinokit, Dievas myli mūsų Gerovės link grupę ir geresnio oro gimtadieniui gamtoje tikrai nesugalvosi, nes nei karšta, nei šalta, nei lyja, nei vėjai, nei kažkas. Taigi, orą užsakiau dabar. Kur mes būsime? Va čia, kur yra Karkelbek, yra jų šitas žemėlapis ir per vidurį mato, toks yra didžiulis apskritimas su W ženklu. Tai ten ir bus, vadinasi, 4 vėjų stoginė. Tai va tenai, net jeigu ir kažkur tas debesėlis koks su lietumu užplauktų, tai mes turėsim stoginę ir ten galėsim susitikti ir atšvęsti. Parkingas yra tas, kur šiauriausiai P raidė, tai čia yra būtent Karkelbek svečių parkingas, va čia galėsite palikti mašinas. Aišku, sakė, kad jeigu jūsų daugiau į vieną mašiną sutilptų ir ne visi po vieną su mašiną atvažiuotų,
Tai būtų labai gerai. Toliau, tai dabar programa yra tokia. Aš, aišku, atskirai ją paskelbsiu dar mūsų grupės puslapyje, kad jūs visi galėtumėte pasižiūrėti. Tai, žodžiu, šeštadienį, birželio 29 dieną, mes renkamės pagal šitą koordinatę 12:10. 12:10 parkingė susirenkam ir atvažiuoja mūsų treneris, kineziterapeutas Mindaugas Vilius ir mokins mus, kaip eiti tuo šiaurietišku ėjimu. Tai tas ėjimas, kaip suprantat, nebus ten kažkoks tai super ilgas, 15 minučių į priekį, 15 minučių atgal. Ir kai grįšim už pusvalandžio, toj 4 vėjų stoginiai lauks mūsų ajurvediški pietus. Pietus kainuoja 12 eurų, bet kas norit galit valgyti, kas norit galit nevalgyti, nes ten susimokėsim paskui vietą. Tai kas nori kartu papietaujam ir tada 14 valandą mes turėsime tokią labai specialią jų arbatos ir sirupų degustaciją, kurią užbaigsime tortu. Tai viskas užtruks iki 15 valandos ir po torto visus dar apdovanosime prizais. Tai jau 2 prizininkus turim, dar kelių neišsiaiškinau. Tai tušinukus jau gauna tie, kurie po 1 narį pasikvietė į mūsų grupę. Kas pasikvietė po 2, gauna nerealų sportinį maišelį, kurį labai patogu neštis ant pečių prie jūros, o kas spės 3 narius, nebijokit, čia nedovana, čia mano nuosava užtarnauta kepurė, jūs turėsit šviežią nenešiotą, tai va galit gauti šitokią Core Plus kepurėlę. Taigi, dabar viską pasakiau. Dar noriu pasveikinti grupės narius, kurie pas mus prisijungė per paskutinį mėnesį. Arna, Renata, Jaroslava, Sandra ir Alisa. Ir kurie dar neįkėlė savo nuotraukos su pasisveikinimu, labai laukiam jūsų pasisveikinimo. Ir kągi, tai dar noriu visus kartą pakviesti. Šeštadienį nepatingėkit, kas važiuoti iš Vilniaus, gal galite ir pavežti kitus, jeigu kažkam reikia. Prie jūros visi gali, kas gyvena, atvažiuoti, 2 valandų šeštadienį suras laiko, tikrai nesunku. Kviečiam su šeimom, su vaikais, su anūkais, su draugais. Aišku, tortų tada bus mažiau, bet pasidalinsim tikrai. Ir pasimatysim tada visai neužilgo. Taigi, iki malonaus, iki šeštadienio. Ir su metukų gimtadieniu mus visus.